Tai labas rytas, keliauninkė. Klausimas, tai Labas. kurgi tu dabar esi, papasakok, nes atrodė ten, mačiau, praeitą kartą, kai kalbėjom, tai labai skani jau ta aplinka, o dabar matau, kad čia vėl iš taško A į tašką kažkur. Jo, labas rytas, iš tikrųjų keliauju, bet to, kaip tu sakai, keliauninkė, varlė keliauninkė. Mhm. Tai šiandien tiesiog atsisveikinau šiandien su Baliu ir šiandien išvykstu į Tailandą, į Bankoką. Labai neilgam, Mhm. trumpam toksai skrydis, persėdimas, tiesiog pabūsiu dar ten truputėlį, pasigrožėsiu. Tai Tai va fainai. taip. Nu, matai, aš kol lovoj varčiausi sekmadienio rytą ir budinausi su skania kava, jinai jau spėjo pusę pasaulio apkeliauti ir dar keliauja. Tai žodžiu, traukinys miegančių nelaukia, ne? Tikrai taip, tikrai taip. Tai mes šiandien, žinokit, su jumis norim pasidalinti viena tokia tema, kadangi kartu su Inga gaunam atskirai tokių asmeninių klausimų ir ta tema vis kažkur tai iškyla. Ir man dirbant su moterim irgi, žinok, iškyla tas klausimas apie keliavimą vienai ir atostogas vienai. Ir šitoj temai mes su Inga turim patirties, Inga aišku daugiau, aš manau, bet labai norėtųsi pasidalinti va tais tokiais privalumais ir gal kažkokiais iššūkiais ir apskritai, kodėl yra svarbu, nes mes abi, tai kaip suprantu, tos pačios nuomonės, kad svarbu moteriai turėti ne tik laiko savo, bet ir pakeliauti vienai. Tikrai taip. Ir aš labai daug gaunu visokiausių klausimų, bet tai kaip, o kaip paliksi šeimą, bet ar saugu, taigi baisu, o jeigu kas nutiks, žinai, pradeda lysti visokie tai reikalai. Tai aš norėčiau, Inga, tada, kad tu pradėtum, bet pasidalink to savo matymu ir tą savo patirtimą apie keliones vienai, kada tu pirmą kartą galbūt ryžaisi tam, kas paskatino ir kaip dažnai tu tą darai. Tai iš tikrųjų mane paskatino ieškojimai. Bet nežinau, kažkoks pojūtis buvo, žinai, vienu metu labai užsidariau ir labai pradėjau spausti tos sienos, spausti miestas, galbūt pati save spausti, bet kažkas, žinai, tokio. Nes man kas yra kelionės visų pirma? Man kelionės yra pažinimas. Ne tik pasaulio, bet savęs pasaulyje. Bet būtent, kaip tu sąveikauji su tuo pasauliu, žinai, tas proto praplėtimas, tas smalsumas, žingeidumas, kažką pačiupinėti, kažką užuosti, kažką paragauti. Ir man tai yra labai apie tą gyvenimo tėkmę. Tai kaip žmogus, bent jau, aš iš savęs dalinsiu savo patirčių, kai aš pajutau, kad aš dūstu ir tos sėkmės nebeliko pas manęs, tai aš tada nusprendžiau, kad man reikia kažką daryti. Nes aš visada keliavau, ta prasme, ne viena, su šeima, su draugais ir taip toliau. Bet kažkuriuo momentu pradėjo turbūt va tą spausti tos sienos, sakau, tos sėkmės nebebuvo. Ir iš tikrųjų aš pagalvojau, kad man viena, jeigu mintimis nusikeldavau, kaip aš keliausiu viena, mane baugino. Ir aš tada supratau, kad greičiausiai ten ir reikia žengti. Nes iš tikrųjų nugalėti baimės, jas pažinti, tada tu suvoki, kad pasaulis ne apie baimės, ne apie bijoti, o apie pažinti, apie eiti, daryti ir patirti gyvenimą. Tai man, bet pirma kelionė turbūt buvo va, tokia stipri ir vienai prieš 2 metus irgi į Balį. Kiek laiko ten buvai? Tada, žinok, buvau įdomiai. Aš buvau 2 savaitės su šeima ir tada pasilikau 3 savaitėm viena. Ir kaip sekės? Aš dirbau, žinok, su savim link tos minutės, kai paliksiu viena. Vat būtent. Kaip tą fokusą išlaikyti, žinai, kaip nepradėti bijoti, neįkristi tas baimės. Bet kaip išbūti, nes man reikėjo, tokį kitą momentą paleisti, atsisveikinti Balyje su šeima. Taip, ir tada likti jau tenai vienai, ne?
ir likti vienai. O prieš tai irgi atrodo gerai atostogas leidome, žinai, visa šeima ir toks atrodo, oi, kaip faina, kaip gera. Ir čia, žinai, nu, ta diena buvo visokia. Bet aš turėjau mentorę, aš dirbau tuo klausimu, ir nes aš jau Lietuvoje bijojau nuo minties vien, kad pagalvojus, kad paliksiu vieną, man širdį suspausdavo, žinai. Tai va čia ta vieta yra, kurios Taip. žmonės ir neperžengia, žinai, tose mintyse. Aš Būtent. tada irgi pasidalinsiu, mano tai buvo paprastesnė situacija tikrai. Pirmos atostogos, mano tai buvo atostogos, pirmos vienai, kai neieškau aš jokių atsakymų, nieko, aš norėjau tiesiog pabėgti ir pabūti viena, nes buvo 2 vaikai, antrai dukrytei buvo gal kokie 0,5 metukų, gal 8 kokie mėnesiai, kažkas tai tokio. Ir žodžiu, jau buvo prasta situacija, man asmeniškai nuo didžiulio nuovargio, nuo tos buities, vyras važinėdavo tada į komandiruotės, jo nebūdavo, aš buvau visiškai pervargus ir sakau, arba mane išveš kur nors ramiai ten pagulėti kokiam mėnesiui klinikoj su mano mental breakdown, arba man, sakau, reikia chebra atostogų, bet aš nenoriu jūsų, aš nenoriu su jumis važiuoti, aš noriu važiuoti viena. Ir mano buvo pirma kelionė į Turkiją, savaitę laiko, su viskas įskaičiuota. Aš realiai norėjau pamiegoti ir pagulėti ir pailsėti ir nieko nedaryti. Tai tas pasiruošimas buvo toks, žinai, kai moteris klausia, kaip palikti šeimą. Nu tai kaip, aš tada irgi tokia control freak buvau, žinai, viskas sudėliota, sustiguota, bet iš kitos pusės tai labai natūralu, nes tiesiog vyro nebuvo, nu tai aš geriau ir žinau tą sistemą namuose, ne? Tai sudėliojau rūbelius vaikų, vienos dukros, kitos dukros, jeigu karšta, jeigu šalta, savaitės dienom surašiau lapelius. Dar aš maitinau tuo metu, tai pritraukiau ten visą šaldiklį pieno, ten mėnesį prieš pradėjau ruošti, žinai, kad niekam nieko netrūktų. Ir aš išvažiavau. Ir man tai buvo vienos iš geriausių mano gyvenimo atostogų, kai miegi kiek nori, keliesi kada nori, yra laiko ir knygas paskaityti ir nereikia niekur bėgti. Ir man tai buvo, taip nuostabu. Taip susidėliojo tiesiog vidus atgal į lentynėles. Nuostabiausia patirtis tikrai. Ir kita patirtis buvo tokia irgi paprastesnė, vėlgi atostogų prieš porą metų aš nusprendžiau, kad savo gimtadienį noriu sutikti viena. Ir tada mano kelionė buvo į Graikiją, vėl ramiai savo, žinai, atsikeli ryte karštą, nueini prie jūros, grįžti, pietų pamiegi, tada atsikeli prie jūros, eiti jau tingiai, eini pagulėti prie baseino, tada vėl, žinai, tokiu laisvu tempu, aišku, paskui susiradau ten lankyti projektų. Bet man asmeniškai tai yra apie poilsį ir aš, žinai, kurią vietą pagaunu, ką tu pasakei, labai man rezonuoja su tuo, ką klientės dalinasi. Baisiausia yra susitikti su savim toj vienatvėj ir tiesiog joje būnant labai puikiai ir lengvai pamatai visą savo gyvenimą iš šono. Ir aš matau, kad moteris bijo pripažinti tam tikrus dalykus, nenori pamatyti, nes po to tada, kai pamatai, žinai, supranti, kad arba darai kažkokius sprendimus su tuo, arba tiesiog grįžti gyventi ten, kur galbūt tau ir ne visai tinka tam tikri dalykai, tik išmokai prisitaikyti. Ir daug lengviau yra savo toj rutinoj bėgti, lėkti, daryti, būti užsiėmus, rūpintis ir tai naudoti kaip pasiteisinimą, kad tik nereikėtų persižiūrėti čia savęs. Kur galbūt trūksta, gal aš savęs nerealizuoju, gal mano santykiai manęs netenkina, mano veikla manęs netenkina, gyvenama vieta netenkina, bet aš, žinai, bėgu ir neturiu kada užduoti savo šitų klausimų. O kai sustoji ir viena lieki, viskas iškyla į paviršių, visa tiesa iškyla, sako, pasižiūrėk į mane, dabar savaitę tau all inclusive, ką po to darysi, kai tu grįši, nes teks kažką daryti. Ir aš matau moteris, kurios išdrįsta su tokiom kelionėm susidurti, su ta akistata, žinai, eiti į tai. Ir dažniausiai, kai jos grįžta, būna reikšmingi gyvenimo pokyčiai. Jos arba santykius palieka, iš jų išeina, arba darbus palieka ir tikrai daro tam tikrus pokyčius. Tikrai taip, labai sutinku su tavim, nes iš tikrųjų, aš niekaip, nežinau, ar girdžiuosi gerai, nes čia šnekančių yra viskas gerai. Aš manau, žinai, mes labai iš tikrųjų bijom save susitikti. Aš nežinau, kas tame yra tokio svarbaus ar skaudaus, bet kažkas stingdo viduj, žinai, vieno minties, kad nieko nebus ir neturėsi niekom užsikišti. Ta prasme, nebus kažko ten vyrui panešk, ar girdi tamsus kampas, ar gali pašviesti, ar gali uždegti, ar gali žiūrėk sukrepždėjo kažkas, eik pažiūrėk, kas tenais yra. Tu viską turi pati.
ar sukrebždėjo, ar įvyko, ar kažkas nukrito. Tu turi prisimti atsakomybę, žinai, išdrįsti, nugalėti savo baimės ir tiesiog išbūti ir toj situacijoje. Tai čia, žinai, ne tik, kad, nu, va tavo atveju iš tikrųjų pailsėti, bet tai irgi sutik labai būtina moteriai. Taip, Nu be labai, aš abejo. neįsivaizduoju. Tai vat jeigu, žinai, eiti tuo tradiciniu keliu ir prašyti visų leidimo išeiti pasivaikščioti, tai aš matau moterų tuos vat pasiteisinimus, tai aš negaliu palikti, kaip čia bus. Bet kartais reikia tiesiog nuspręsti ir informuoti, žinot ką, man dabar laikas yra pasirūpinti savim, nes aš negaliu pasirūpinti jumis, kol nepasirūpinau savim. Ir aš tiesiog priimu sprendimą ir, nu, visi susitvarko, pasaulis pasirodo, žinai, nesugriūna šitoj vietoj. Tai man va tos kelionės yra apie laisvę. Realiai, apie laisvę pabūti su savim ir laisvę patirti. Man tai, žinok, apie pažinti save, vat irgi visada akcentuoju, susipažinti iš naujo su savimi. Nes kaip mes pažįstame šeimoje save, tai yra visai kitas žmogus. Ir kai tu išvažiuoji, kaip tu sakai, viena ir atsibundi, nereikia niekur bėgti, pagalvoji apie save, leidi būti, kažkas širdyje atsiveria, žinai. Aš, pažiūrėjau, šiemet iš tikrųjų Balyje būdama man, nu, tokia, kai žliumbikė, sakau, visą laiką, kur nueinu, ten ašaros bėga, visur bėga ir bėga. Kažkas klausė, ar madam jums viskas okei, aš sakau, viskas okei, tiesiog man kažkas atsivėrė. Man tas gerumas, dažnai tas moteriškumas, lengvumas. Namie atrodo toksai esi įpakuotas, lėkti, bėgti, daryti ataskaitą, kažkokią kažkam pasakyti, nuvežti, kažkaip, nu, va taip gaunasi, dar dirbi, žinai, nemiegi visada. Nežinau, ir man, nu, labai daug gerumo tame. Va, to Inga, vienas yra moteriško. momentas, labai noriu, kad pasidalintum. Čia vat kaip tik link to matau eini, žinai, minties seka apie tą lėkimą, bėgimą ir apie tą leidimą savo save pažinti. Bet žiūrėk, ar esi susidūrus su vienu iš dažniausių tokių įsitikinimų, kuris aplinkoje labai dažnai skamba, jeigu moteris pasako, kad jinai susiruošus yra keliauti viena ir jeigu jinai viena keliauja ir tiesiog viena dar čia gyvena, ne, tai viskas okei, bet jeigu jinai turi šeimą ir jinai viena sugalvoja keliauti, 10 iš 10 atvejų aš girdžiu ypatingai vyrų sakant, tai jau važiuoja kito vyro ieškot, jau kažkas čia negerai, tai ką tu ten veiksi, o kodėl būtinai vienai, o kodėl aš negaliu kartu, tai tu jau ten kažką ieškosi. Ką tu apie tai manai? Ar teko girdėti? Oi, tu patikėk, bet aš ne iš vyro, bet žinok, iš kitų žmonių. Taip, taip. Ta prasme, netgi mano mama ar ten suaugę žmonės, jie nesupranta, žiūri tokiom akim, kai aš sakau, kad aš išvažiuosiu ir viena, su manim niekas nebendrauja, toks įspūdis, kaip ignoruotų. Nes yra įsitikinimas, nu kaip tu gali be šeimos? Tai šeima, tai žinok, man buvo tokių keistų dalykų, kai ateini, pavyzdžiui, aš maža miestelė į kažkokią įstaigą ir mane tiesiog pažįsta viešas žmogus ir man užduoda klausimą, o tu sakyk, Inga, tu daug keliauji, o tai kur tu tavo dukra? Ir aš taip namie, kaip suprasti, tai tu tiek ilgai keliauji. Tai žinai, aš taip galvoju, sunkiausia ir man išvykti pirmą kartą buvo ne dėl to, kad man gal labai netgi, o dėl to, kad tų įsitikinimų kitų primesta nuomonė, kaip turi moteris keliauti. Taip, tai vat man čia, žinai, tokios išlenda va tie senų laikų kažkokie tai stereotipai, kad jeigu vyras keliauja vienas, tai jisai dėl darbo, dėl komandiruotės, viskas gerai, nes dėl šeimos. Nu, jeigu moteris viena, tai jinai jau ten kažkur tai varo, žinai, kad pasileis savo plaukus. Tai toks vaizdas, kad moteris be vyro, žinai, nu, nieko negali ir kad tai yra vienintelis jos gyvenimo tikslas, kad jeigu jinai kažkur keliauja, tai va, vis tiek va, vyro reikės, nes jinai tiesiog be jo negali. Tai žodžiu, nu, aš sakyčiau, peržiūrėti savo truputėlį įsitikinimus ir tam tikras nuostatas, ir kai kurios yra, nu, gerokai atgyvenusios ir aš vat noriu pabrėžti šitoj vietoj tiem, kurie tų įsitikinimų turi. Jeigu vyras gali keliauti vienas darbo reikalais ir mes laikom, kad tai yra vardan šeimos, tai moteris, kai keliauja viena,
pailsėti, su savim pabūti, su savo galbūt emocijom susitvarkyti, jinai lygiai tą patį daro. Jinai važiuoja ir keliauja dėl savęs, bet ir dėl šeimos, kad grįžtų atgal resursinės būsenos, o nebūtų vėl ta tokia nusiplūkus, pavargus, kuri po to net neturi energijos, žinai, galbūt knygą paskaityti ar savo akiratį kažko tai praplėsti, dėl to, kad jinai įstrigus buitekė. Tai man atrodo, kad apskritai kelionės be galo turtina žmonės, labai praplečia matymą, labai plečia požiūrį. Tas pažinimas ne tik savęs per tas keliones, ne, bet tų kitų kultūrų, kitų kraštų, kitų žmonių, kitų tradicijų. Tai be galo mūsų augino kaip asmenybės ir galiausiai taigi kur mes grįžtam? Namo. Taigi mes visą tą lobį parsinešam namo ir juo dalinamės. Tai aš norėčiau, žinai, vat, kad nebeliktų šitų tokių dvigubų standartų. Vieniem galima geras ketinimas, nu jom tai ten kažkoks jau negeras ketinimas, kažkas už to slypi, arba kaip drįsta. Tiek pasaulio apkeliavo, o vaikai namie, nu tai kas čia per mama, kartu net nesiveža, ne, pati turistauja, o vaikus namie laiko. Tai žinokit, kad, nu, aš vyro esu pasakius, sakau, man kelionės yra svarbu ir mano noras yra toks. Per metus turėti bent 3 keliones, kurios būtų viena su visa šeima ir su vaikais, antra dviese su tavim, mūsų romantiškas laikas, trečia man vienai. Ir viskas, man tikrai pakanka tobulas, žinai, gyvenimo planas. Tai vat aš labai už tai irgi ir aš taip pat esu savo pasakius, kad į metus kartą must be dėl manęs. Dėl savęs, dėl manęs, dėl išbuvimo, nesvarbu netgi kur, ar pagulėti, ar pakeliauti, ar kopti kalnus, nesvarbu, aš surasiu ir žinosiu, nes širdis vis tiek, nu, prisipildo, sakau, va, tokio gerumo, tokio pasitikėjimo savimi, tos kūrybinės srauto kažkokio įsileidi daug. Nes tu viena, tavo galva švari, niekas neburbuliuoja kiekvieną rytą, jau kažkas, žinai, tik atsibundi, reikės nuvežti, parvežti ten tą. Ne, tu esi laisva ir tokia, nežinau, pakylėta, kaip ta gėlė. Čia ir dabar, tiesiog tu gali būti čia ir dabar, labai ramiai ir be apribojimų. Tai ir kiek iš tikrųjų, žinai, to gausos, tos meilės parsivežu, pavyzdžiui, aš dabar labai pasilgau savo šeimos. Aš tiek noriu dalintis, tiek noriu apkabinti. Vadinasi, aš vėlgi kiek gerumo sugeneruosiu šeimoje, bet užauginsiu net per vieną dieną ir vyrą, ir vaiką, ir namus. Tai ir man pačiai bus labai gera. Taip, apie ką ir kalba. Nu, tam, kad tu galėtum kurti grožį ir gėrį aplink save, tu turi kažkokiu tai būdu prisipildyti. Ir vienas iš geriausių būdų yra per kokybišką laiką su savim. Ir kartais išvažiuoti toliau už savo kiemo, o ne tiesiog likti namie vienai pabūti, yra pats geriausias variantas, nes tu žinai, kad nebūsi available all the time. Ir nebus taip, kad paskambino ir tu iš sporto salės ar iš kažkur tenai, kur išeini su savim pabūti, bėgsi ir grįši. Nu, nebėgsi ir negrįši, yra suplanuota, ar ne? Ir visi tada turi prie to prisitaikyti. Tai mielos mūsų, tikiuosi, kad įsikvėpėt iš mūsų šitos patirties pasidalinimo ir būtų labai smagu sulaukti jūsų klausimų, kurios galvojat apie tą kelionę. Nebūtinai už Lietuvos ribų, galbūt į kitą miestą ar ne į kitą Lietuvos galą, bet nedrįstat, turit kažkokių abejonių, ar realiai norit tiesiog sužinoti praktinės informacijos, nuo ko prasideda planavimas, kiek galbūt kainuoja, kokios kryptis, kokie iššūkiai, ar ne, saugu, nesaugu, su kuo susiduriam. Tai rašykit Ingai, rašykit man, rašykit komentaruose, tikrai užduokit tos klausimus ir mes visom detalėm mielai pasidalinsim, jeigu tik tai prisidėtų prie to, kad jūs leistumėt sau daugiau savęs pačios. Tikrai, Tai ką norėtum palinkėti? Taip, bet aš irgi galbūt daugiau to patyrimo, širdies atverimo ir proto, atidaryto proto, to žiūrėjimo. Netgi sako ne žiūrėjimo, o žvelgimo. Žvelgti reikia į pasaulį, širdimi. Nu tiesiog neužsidarykit, nes kai užsidarysit, atrodo žmogus, nu, dūsta. Tiesiog užsidarė su savo įsitikinimais, su ta aplinka, nuolatinė, kasdieninė, visada ta rutina, žinai. Nu, nebėra tekėjimo, nebėra judėjimo. Tai iš tikrųjų pasileiskit plaukus, nuleiskit sau, pasileiskit plaukus. Taip, tai linkim jums drąsos
Ir skanios dienos. Ir skanios kavos. Taip, iki.